Dar vienas savaitgalis, dar vienas pasivažinėjimas. Šį kartą su daugiau chebrytės. Manau, kažką labai kvailo pamiršau, kur toks opijas, kurį reikėjo pasimti. Blogiausiu atveju mylė, kuris vakarė su mašina. Manau, kad ir lieps. Ar aš kada nors norėčiau pažiūrėti? Turbūt po kokį 10 metų gali būti norėčiau. Sargi kamerą. Valgysi sumuštinę? Taip, o to ne. Aš tada būtėmės, tai paskui nepadėsiu. Mes nieko atskirai negalim daryti. Nieko. Visgi vienas žmogus. Taip. Pamirštas. Čia kelias vadinamas nulaužkim galinį per metėją. Oho, pas Marel kažkokie malonus garsai. Gavai viškė. Pilnumoj. Atvaryk iki čia nais. Palei krantą iki čia. Gal nusimt batus? Gali nusimti ir tiesiog prasistumti. Jo, tau saugia. Visai šiaip gaivu. Oho, kaip juda. Kaip keista. What the fuck? Limų Renata. Nusivylimų manim? Taip. O kodėl manim nusivilsi? Stumsis. Aha! Ne, čia yra solidarumo akcija. Ir tai yra labiau apie vienybę nei individualumą. Ir kad visi būtų patenkinti, o ne aš vienas. Važiuoja pats Astabistą. Ferencis aero pozicija. Plausi rūbus. Okay. Kempingas yra pasiektas. Visai gražus kempingas. Labai gražu, labai jauku. Kaip sekasi? Labai blogai, žinok. Geriau nieko neklausiu. Tai pusė tokio pat nėra. Kam tos instrukcijos? Labas rytas. Dabar pusė 8 ryto. Ką tik atsikėliam. Žiauriai šalta. Oras prastas. Aš neturiu batų. Tai vaikštau su tapkiam. Tas nebuvo geriausias sprendimas nepasiimt normalių batų šiaip. Nu bet ką, šiandien laukia
turėsim 6, ne 6, turėsim apie 7 valandas nuvažiuoti iki vietos, nes planas išvažiuoti nuo 9 ir važiuoti prieš 4 į Turmantą. Tai kilometrų nedaug, bet minam gan lėtai, tai užtruksim vis vieną. Tad įdomu, kaip spėsim. Tai gerai pagavo jau. Viskas. Išvažiuojame su 4 daiktų, kiek turėjom. Išnaudojom benefitą, kad žmogų turėjom su mašina. Man priklauso sustoti prie visų gyvūnų pažiūrėti. Be. Pit stopas. 26 km liko iš. Tai 20 km numinta. Dabar maisto pertraukėlė. Oras eina tik geryn. Lietus stiprėja. Actually šalta darosi. Rankos mėlynuoja. Rankos mėlynuoja, Elenos kojas mėlynuoja. Bet mes būnam stiprus ir minam toliau. Liko visi 26 kilometrai. Yeah. Next stop Zarasai. Tenais gal kavytę sustosim. Taigi va, priekin. Wow! What the fuck? Ką? Ten lapė buvo. Wow! Zarasuose pavalgyta, sulaukėm geresnio oro, netikėtai, ir važiam toliau. 20 km iki Turmanto ir bus kelionės pabaiga, nu dar 2 valandas traukiniu ir that's it. Pas tave čia galima pasikeisti tuos ždukus. Jo, pasikeis galima. Atsakant į Elenos klausimą, nusprendžiau nuo kalno greit važiuoti ir nulūžo tašės. Kabliukas. Tai kitas dabar tvarko. Aš galiu pats susitiekti. Bet Bet nepasiėmė kitas ziperio. ėmėsi iniciatyvos. Tai Elena, ką rinktumėsi, Vilnius Lentvaris ar šitas kelias, kur čia keliu nepavadinsi? Kaip? Ne, tiksliau yra viskas gerai. Čia kaip Renatas Japonijai sakė, yra arba geras experiences arba experiences, ne? Taip. Ir čia yra experiences. O jeigu ką, važiuojam va tokiu keliu. Gaudom erkes, gaudom balas. Mano viena pėda yra permirkusi. Čia biški sunku važiuoti viena ranka. Tai ate. Pastaruoju metu mūsų minimas maždaug atrodo taip. Aš dar pravažiuoju.
Elena stumėsi. Biškai atsilikom nuo kitų. Elena užkerto man kelią kokį 3 kartą. Bet nieko. Smagu. Sudėtinga tik tai. Atsit. Išvažiavom į plentą jau. Toks normalus kelias. Ir paskutiniai 5 su biškį kilometrą iki Turmanto. Ir būsim pabaigę kelionę. Visi jau išvargę. Bet kelionė gera. Visi murzini kaip turi būt. Tai reikia tikėtis, kad į traukinį leis. Arba lieps nusiplaut dviračius prieš įlipant. Nes šiaip tai tragedija. Gal maršruto pasirinkimas buvo ne 100% geras, bet buvo bent jau įdomu. Ir išbandymas minimo technikos visą laiką. Net ne minimo technikos, o dviračio valdymo technikos.